Socialinis darbas padeda kiekvienam žmogui būti oriam mūsų visuomeniai, atrasti savo galias ir jas realizuoti. Ir socialiniai darbuotojai, būdami šalia žmogaus, pagelbėdami jam, suteikia šitas galimybės pajausti pilnatvę. Pagelbstant kitiems, mes pirmiausia turime pajausti meilę žmogui. Tos meilės galime neturėti viduje tiek, kad žmogus jai pajaustų, bet tos meilės mes galime išmokyti. Profesionaliu darbu empatija yra pademonstruojama per tam tikras technikas. Tai reiškia, tu turi girdėti, klausytis, atliepti, reflektuoti ir pademonstruoti taip, kad žmogus viduje pajaustų, kad šiandien, čia ir dabar aš esu svarbus. Visuomeniai senstant, daugėjant pažeidžiamų žmonių, reikia pagalbos iš šalies, kad šeima galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą, todėl socialinis darbas yra tas sritis, kuri gali palengvinti kiekvieno žmogaus gyvenimą, suteikti stiprybių, suteikti vilties ir pagelbėti įveikti įvairias krizes. Manau, kad mūsų kolegijos misija rengti profesionalius darbuotojus suvaizduoti, kad tai būtų žmonės pasirengę netikėčiausiose situacijose padėti kitiems, išspręsti problemas, ieškoti kūrybinių sprendimų ir taip realizuoti save.